Okay. Labas vakaras, draugai. Čia ir vėl LDK Global Hangoutas ir šio vakaro tema – kantrybė ir santykis su vaikais. Aš, Marius Germanas, santykių coacheris, kartu su Erika šiandien kalbėsime apie tai, kaip mums sekasi, kokios rekomendacijos, kokios patirtis ir kaip galima į tai pažiūrėti kitų kampų. Labas vakaras, Erika. Labas vakaras, Mariau, labas vakaras visiems klausantiems. Ši tema kilo praeitą kartą darant hangoutą, diskutuojant apie tai, kad vaikai, kad ir kaip mes juos mylime, kartais tikrai moka palysti pas mus po odą, padaryti kažką, kur su visa ta pačia meile atrodo gali padaryti kažką netokio meilaus, netokio mielo, kaip atrodo reikėtų elgtis su vaikais. Tačiau kaip vis dėlto išsiugdyti tą kantrybę, kad galėtume džiaugtis tuo santykiu, kai jie užaugo. Dėl ko ši tema man asmeniškai yra svarbi, aš labai stipriai pasikeičiau po skyrybų, kai nebetekau galimybės matyti savo dukros pastoviai, negyvenu kartu su ja, nematau, kaip jinai auga. Ir tik tais skyrybų dėka sugebėjau pasižiūrėti į šį santykį kitų kampų. Tai kame replės buvo iki skyrybų, tai su dukra elgiausi tarsi su berniuku, ta prasme labai kapojau, įsivaizdavau, kad reikia struktūros, reikia griežtai, reikia, kad suprastų, kas yra gyvenimas. Ir dabar suvokiu, kad lygiai taip pat ir su savim bendravau tokiom pat taisyklėm, nes kapojau save. Ta prasme, čia turi būti taip, 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 jeigu taip ir taip nėra, vadinasi, neverta. Ta prasme, kažkas su manim negerai, kažką turiu daryti kitaip. Ir save patį baudžiau dėl tokio bendravimo, tačiau tuo metu nebuvau gabus tai pastebėti. Dėl to man buvo labai didelis proveržis, kai pradėjau su dukra bendrauti kitaip, kai pradėjau vertinti jos laiką, buvimą kartu ir rodyti ją meilę be skaldimo, be to narvo, į kurį bandžiau ją įkišti, kai daviau jai laisvę augti taip, kaip jai augas. Tai aš tai pradėsiu šio vakaro temą, prašau, Erika, pasidalink savo įžvalgom. Mano įžvalgas, gal sakyčiau, pradėkim nuo ko. Besilaukdama kūdikio, tada, kada galvojau, kad kūdikio 10 metų atgal, aš galvojau, kad aš esu pati laimingiausia, aš labai norėjau susilaukti kūdikio ir džiaugiausi tuo, kad turėjau tokią galimybę. Einant tikrintis pas gydytojus, man pasakė, kad turėsim 2. Tai dvigubo laimė, tuo pačiu viskas atrodė labai nuostabu, labai laukiam, labai tikėjomės ir jų gimimus buvo šiek tiek kitoks negu įprastas. Jie gimė labai labai anksti. Mes metus laiką praleidom ligoniniai ir ta pati situacija man dar ypatingai, dar daugiau negu kad bet kuriai kitai mamai, manau, dadėjo to jausmo, kad man jie yra ypatingai brangus, kad aš noriu juos apsaugoti, kad aš noriu būti dėl jų dar daugiau negu kad bet kuri kita mama turbūt. Bet tuo pačiu tada parsivežus juos namo, kai jau praėjom tą ligoninės etapą, kurio kiekvienu momentu atrodo, kiekvieną dieną bijojai, kad ar jie išgyvens, ar kaip atrodys ta kita diena. Grįžus namo, pradėjus auginti juos, aišku, jie pradėjo mokytis ir rodyti šiokį tokią savo asmenybę ir savo charakterius. Ir tai buvo labai daug dienų, kada aš pagaudavau save, galvodama, kodėl tu ant jų šauki, kodėl tu jiem nerodai tos meilės tokios, apie kurią tu galvojai prieš jiem gimstant ir gimus. Ir vėlgi tai buvo didelė dalis mano proceso, kuri man buvo turbūt kaip dovana duota su vaikų gimimu. Ir aš pradėjau pastebėti šitos dalykus ir galvoju, kodėl aš taip elgiuosi. Pradėjau daugiau pastebėti, kad tai man nėra sava,
ir labiau pastebėti, ką aš darau, kodėl aš taip darau ir nemažai dalykų atėjo, tai vat, kaip Marius gal minėjot irgi, kad aš ir su savim taip pat būdavau labai gan griežtai mokanti nuteisti save ir galvoju, nu kitaip negali būti, tai jeigu aš savo to neleisčiau, aš ir jiem to neleisiu, tai jie turi klausyti, jie turi daryti taip ar kažkaip. Tada beaugant jiems, prasidėjus darželio patirtims, turiu gan aktyvų vaiką. Kalbu dabar apie vieną, todėl kad tas vienas atstoja man abu. Prasidėjo mūsų iššūkiai vieni po kitų. Darželį nesusitvarko, mokyklai nesusitvarko. Tai vat, jo, ir va čia kantrybė labiausiai pasirodė, mano kantrybė. Aš vieną klausimą dar noriu tavęs paklausti, nes panašu, kad tas įvykis, kurio dažnai tėvai taip laukia, ar ta diena, kai gimsta vaikai, turėtų būti kažkoks kaip šventė. Ir kaip tu jau pasijauti tą dieną, jeigu gali su mumis pasidalinti, ta prasme, nes vis tiek ar tau buvo pranešta apie jų sveikatą, kokie jie bus ir kokie iššūkiai tavęs laukia? Ne, kai laukiausi visų pirmiausia, tai sakau, tas didelis, kadangi mano sveikata nebuvo pati geriausia ir aš, kai važiavau į ligoninę pasitikrinti ir galvojau, kad laukiausi vieno vaiko ir man pasakė, kad jie bus 2, sako, mes aišku stebėsim, nes su dvynukais yra visiškai kitoks procesas ir viskas buvo gerai, mes tikrinomės čia Anglijoje, nes mes gyvenam Anglijoje, tikrinomės ir Lietuvoje, nes mes buvom parskridę į Lietuvą, viskas buvo tvarkoje, jie augo sveikai, aš džiaugiausi, galvojau, viskas tiesiog nuostabu. Grįžomės, atsimenu, po atostogų iš Lietuvos čia į Angliją ir aš prastai pasijutau, nuvažiavom į ligoninę ir man gydytojai sako, žinokit, mes jūs turim vežti į kitą ligoninę, todėl kad jeigu jie čia gims mum, aš galvoju, jūs juokaujat. Jie dar net ne 6 mėnesiai, jiem kaip jie gali gimti. Sako, mes jūs turim vežti į kitą ligoninę, mes čia nepriimsim tokių mažų. Ir tada mane išvežė su greitaja, aš nelabai turėjau pasirinkimą. Tiesiog kelioniai pasodinta ir pastumta. Tai nuvažiavom tada į kitą ligoninę, jie sako, žinokit, mes duosim tau vaistų, kad bandyt sustabdyti tą gimdymą, nes iš tikrųjų tai yra labai anksti. Vaistai padėjo dienai, kitą dieną vėl prasidėjo skausmai, visi gydytojai suėję, turėjom dėmesio tiek, kad nežinau, ir visi gydytojai iš tikrųjų labai iš to, ką mačiau gydytojų akyse ir iš tos visos aplinkos, aš galvojau, kad jie neišgyvens iš tikrųjų. Ir tada mums atėjo ir sako, ar tu nori laukti ir bandyti gimdyti natūraliai, galbūt jie dar užtruks kokią savaitę, gal dar jie negims, ar darom cezarį. Aš sakau, aš pagalvosiu, bet atsimenu tą dieną, atsimenu tokį kaip sapną, aš sakau, aš pagalvosiu, gydytojas sako, gerai, ir jis stovi šalia, aš sakau, ne, aš pagalvosiu, aš su vyru pašnekėsiu, aš galiu jums pasakyti, sako, tai ne, man reikia atsakymą dabar. Tai taip, tada sakom, o ką jūs patartumėt ir jisai, aišku, čia Anglijoje gydytojai nelabai mėgsta, nežinau, ar taip pat Lietuvoje, sako, šiaip patarti aš nelabai norėčiau su tokio atsakingai situacijai, bet jeigu taip iš žmogiškosios pusės, jeigu tai būtų man, aš daryčiau cezarį, sakau, gerai, tada darom cezarį. Ir tiesiog man išvežė į operacinę, aš nesupratau, kas vyksta, iš tikrųjų, tiesiog nesupratau. Ir jie gimė. Dėkuoju, Erika, už tokį atvirą ir jautrų pasidalinimą. Aš pasidalinsiu, kaip mano dukra atėjo į šį pasaulį. Tai puikiai prisimenu tą vakarą, sėdėjau prie kompiuterinių žaidimų ir atėjo mano žmona, sako, varom. Aš toks iš pradžių, man ir žaidimą reikia pabaigti, nes aš nežinau, gimdo, negimdo, kokia ten ta stadija, nieko aš ten nesuprantu. Dar prisimenu, vaikščiom ten laiptais į 9 aukštą lipom, kad ten, žinai, nes ten, man rodos, jau praėjo 9 mėnesiai, tai ten tos kelios savaitės.
Ir užtrukom, aš kaip suprantu, pakankamai greitai, tarsi viskas įvyko. Tiesiog buvau su ja tiek, kiek man leido būti. Ir pirmą rytą prisimenu, kad dukra man miegojo ant mano krūtinės. Ir vat, pavyzdžiui, dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos į tai, ką aš dariau po to, man yra nesuvokiama, kaip aš galėjau taip bendrauti su tuo stebuklu, kuris man buvo duotas. Ir aš suprantu, kad man buvo duotas procesas tam, kad aš galėčiau pamatyti tai ir pamatyti, kaip bendravau ir tada praeiti tą kelią, kad tą bendravimą savo, iki 4-5 metų, kai mes buvom kartu, kai aš ten kapodavau, labai griežtai sakydavau ir panašiai, kad tuos randus, kuriuos aš jai kaip ir skiepijau, kad galėčiau pradėti jau gydyti, nes dabar jau kiek, porą metų, 2-3 metai dirbu ties tuom, kur, pavyzdžiui, dabar per jos gimtadienį parašiau laišką, mes abudu verkėm, apsikabinom ir aš suprantu, kad tai yra lygiai tas pats, kas dirbti su savo vidiniu vaiku. Tai reiškia, kaip aš bendrauju su savo dukra, taip aš bendrauju su savo vidumi, kuris turi tuos randus iš vaikystės, kuris nešiojasi tuos randus iš vaikystės. Ir jeigu aš noriu bendrauti kažkaip su savo dukra, tai pirmiausia turiu išmokti kitaip bendrauti su savimi. Kai išmokstu būti jautrus su savimi, kai išmokstu pasirūpinti savimi, padėkoti savo už tam tikrus, tada aš galiu padėkoti ir savo dukrai už tai, kad jinai renkasi leisti laiką su manim, už tai, kad jinai nori su manim važiuoti dviračiais pasižiūrėti, už tai, kad jinai nori riedučiais važiuoti su manim pasižiūrėti, ar tiesiog eit pasimaudyti ir kad tėtis būtų šalia. Tai kai aš užčiuopiau šitą mechanizmą, kad aš su savo dukra bendrauju lygiai taip pat kaip su savo vidiniu vaiku, su savo visais tais randais, kuriuos atsinešiau iki šiol, su visom pamokom, su visom nuoskaudom, su visom laimėm, man tai padeda ir pastebėti, ir eiti į naują kokybę per tą jautrumą ir tą širdelės parodymą jai. Kadangi su Erika jau pažįstami turbūt kokie 8 mėnesiai, panašiai 9 gal. Tai dar vienas toks klausimas, Erika, kaip tu kaip žmogus pasikeitei nuo savo vaikų gimimo iki dabar? Kiek dabar jiems metų? 10. Tai jau geras gabalas praėjo. Tai vat, ar gali pastebėti savo pokytį, kokia buvai moteris prieš jų gimimą? Ir vat per šitą laikotarpį, kai iš tikrųjų turėjai rūpintis vaikais, kurie reikalauja daugiau dėmesio negu paprastai. Ir tas dėmesys toks pakankamai su iššūkiais, aš taip įsivaizduoju, nes man sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta. Tai. Tikrai taip, Mariau, gyvenimas tiesiog nuo tos dienos, kada jie gimė, gyvenimas apsivertė visiškai aukštyn kojom. Visiškai. Negant to, kad aš manau, kad bet kokiu atveju gimus vaikui gyvenimas vienaip ar kitaip apsiverčia aukštyn kojom. Taip. Man jis apsivertė visiškai aukštyn kojom, negant to, kad turėjom operaciją po operacijos. Pradžioj, bet einant per tuos ligoninės procesus, per operacijas, per visus išbandymus, iš tikrųjų, vėlgi, manau, dėkingumas labiausiai padėjo, Mariau, todėl, kad netgi būnant ligoniniai, netgi būnant sunkiausiamis akimirkomis ten dėl vaikų, niekada nesijaučiau, kad mes esam kažkaip nuskriausti ar kad mums čia nepasisekė. Tiesiog dėkojau dėl to, kad jie gyvi. Dėkojau dėl to, kad kiekvienas įvykis vyksta taip, kaip turi vykti ir priimiau tai taip, kaip yra. Nelabai iš tikrųjų daug turėjau laiko, jeigu, sakykime, pirmi metai, kadangi ligoninė, nelabai daug turėjau laiko galvoti apie save aplamai. Iš tikrųjų, nežinau, net negalvojau apie save, kaip aš jaučiuosi, ar kaip aš toliau laikysiuos. Tiesiog, sakau, buvau ten, priimiau taip, kaip yra, dėkoju už tai, ką turim. Ir po kurio laiko jau grįžus namo, man atrodo, labiau ta realybė
pasirodė tokia tikroviška. Kūrėmės į naujus namus, viskas buvo nauja, viskas buvo dar sudėtingiau iš tikrųjų su mažais vaikais, su dar visokiais iššūkiais, nes jie abu grįžo iš ligoninės, dar vienas su deguonėm prijungtų, kitas turėjo ten specialų maišelį. Tiesiog kūrėmės tuose namuose taip, kaip mokėjom, taip, kaip galėjom, kad ir pavargę kartu su vyru. Tai tada buvo momentas, kad pradėjau galvoti, kad toks lyg atsikėlus iš sapno ir galvoju, bet aš nebesu tuo, kuo aš buvau, aš nebeturiu darbo, aš nebeturiu kolegų, aš nebeturiu kaip dabar mano gyvenimas atrodys. Tai buvo toks baisokas momentas mano gyvenime. Tuo pačiu atrodo, džiaugiuosi, kad turiu vaikus, džiaugiuosi, kad turiu tą, ką turiu, bet kaip dabar bus, kaip aš čia visą tai dėliosis, kaip visą tai atrodys. Pasikeičiau, tai tada tiesiog išbuvus toj situacijai, supratus, kad bus taip, kaip bus, dabar gyvensim naujai ir gyvensim taip, kaip mokėsim, taip, kaip galėsim. Visada turėjom, iš tikrųjų, visada buvom sėkmingi iš tos pusės, kad turėjom žmonės, kurie būdavo šalia, kurie palaikydavo ir vaikam augant. Nors šiaip didžiąją dalį tėvystės mes vieni, nes manau, kad nedaugelis žmonių nori iš tikrųjų apsimti, netgi, sakykime, iš senelių pusės, kadangi esam toli, esam Anglijoje, mano tėvai gyvena Lietuvoje, mano vyro tėvai kategoriškai mums sakė, kad jie savo darbą padarė ir jie vaikų nebeaugins. Mes turim, sakau, labai iš tikrųjų didelius iššūkius ir kartais net ne kad augint, ta prasme mes niekada ir neprašom, kad kažkas apsimtų mūsų atsakomybę ir juos auginti, bet, sakykime, kartais būdavo liūdna, pagalvodavau, kad irgi buvo visokių tokių jausmų, būdavo liūdna, kartais pagalvodavau, kad jeigu aš būčiau Lietuvoje, būtų mano šeima arčiau, galbūt aš turėčiau didesnę pagalbą, nes po gimimo mano vienam sūnui diagnozavo cerebralinį paralyžių, kurio po operacijos pasekoje jam trūko deguonies jo smegenim ir jisai nėra vaikštantis, nėra kalbantis, praktiškai visiškai priklausomas nuo mūsų. Tai iš tikrųjų tos pagalbos kaip ir šiek tiek daugiau negu kad jos gaudom iš privačių įstaigų. Galbūt nežinau, to supratimo iš šeimos narių kažkiek, bet tai vėl pagalvojau, čia yra lūkesčiai, kaip bebūtų, vėlgi aš atsisukiu save ir galvoju, ne, čia bet kokiu atveju tu norėjai vaikų, aišku, tu nepasirinkai taip, kaip yra, bet tiesiog kalbėjimas su savim ir įsivertinamis situacijos ir galvoju, gerai, vadinasi, jeigu turim susitvarkyti vieni, vadinasi, susitvarkysim vieni ir tvarkėmės taip, kaip mokėjom, kaip galėjom. Tada su mokyklom, kaip sakiau, kad vaikas gan hiperaktyvus ir nei viena iš mokyklų su juo nesusitvarkė, mes jas pakeitėm 3. Aš atsimenu, aš netgi šnekėdavausi su specialistais iš mokyklų ir sakydavau, o kaip jūs įsivaizduojat, kad aš su jais 2 viena namie susitvarkau ir jis manęs nemuša, jis čia man namų nenugriovė, taip kaip jie sako, kad mokyklais mušasi, jisai čia mums klasės greuna ir taip toliau. O aš viena su vienu visiškai neįgaliu vaiku, sakykime, ir su šituo hiperaktyviu vaiku susitvarkau viena. Sakau, įmanoma, ta prasme, kažkur kažkas ir vėl dėliojusi, galvojau, kas čia kažkur netaip dėliojasi. Ir vėl atsisukti į save, tada buvo momentas vėl, tada daug radau apie save šitame klausime. Žinai, 2 momentai, kurie man labai dabar užstrigo iš to, ką tu dalinies, apie tai, kad dėkinga, kad jie gyvi. Ir vėl grįžtame prie dėkingumo ir prie to momento, kad dažnai įsivaizduojam, kad yra nėštumas, bus vaikas, jis bus sveikas ir tipo kažkokį scenarijų nusipiešiam, kuris yra mums kaip ir tiesiog taip turi būti ir mes įsivaizduojam, kad taip ir bus, nes nepamastom, kad būna kitaip. Ir dabar klausantis tavo istorijos, tai man toks atrodo, kad net nebuvau suvokęs, kiek kitaip gali būti, kaip plačiai kitaip tai gali būti.
Ir antras momentas, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tai tave augino kaip moterį ir kaip tai paveikė jūsų santykius, nes abudu turėjot užaugti, aš neįsivaizduoju, šviesmečiais vien tam, kad sugebėti būti kartu ir pereiti tokius iššūkius. Tai gal gali čia kažką pasidalinti, ta prasme, kaip iš vis įmanoma taip su vaikais jau gavus tokį krūvį, dar sugebėti santykį su vyru išlaikyti, kad, nu, taip įsivaizduoju, plytų nereikėtų vienas kitą mėtyti, nes emociškai tikrai būdavo, kad nusiknisa tik į galą. Tai vairiu, tai vėlgi situacijas nėra mums duotas bereikalingai, manau. Ir tuo pačiu taip, aišku, negaliu sakyti, kad santykiai su vyru buvo nuostabus, romantiški ir nežinau, kažkokie išsvajoti, tikrai ne. Turėjom visokių dienų, aišku, abiem buvo sudėtinga, bet žinot, Mariau, vėl sakau iš tos pusės, kad gal ir čia, manau, labai didelis tiek jo, tiek mano indėlis. Aš galiu sakyti tik iš savo pusės, bet aš manau, kad tiesiog, Mariau, nebuvo laiko galvoti apie mus. Nebuvo laiko, tiesiog mes čia dėl vaikų, mes net negalvojam apie mus kaip apie porą. Ir aš turėjau tokį momentą, kad viena pažįstama atvažiavo pas mus svečius ir aš atsimenu, jinai man sako, bet Erika, o ta prasme, jūs su vyru leidžiat laiką kartu? Ta prasme, sakau. Nu, jūs išeinat pavalgyt kartu kažkur, jūs kažkaip leidžiat laiką tik dviesi. Ne, sakau, mes neleidžiam laiką. Nu, ta prasme, kai vaikai užmiega, arba kai jie mokykloje, karts nuo karto, kai aš nestudijuoju, taip, bet kažkokio specialaus laiko, arba, nežinau, išvažiuoti kažkur pavalgyti, ar kažkur tiesiog pabūti, tikrai ne. Mes tiesiog neturėjom laiko, Mariau, ir mes negalvojam apie save. Nu, sakau, aš negaliu taip tiksliai sakyti, kad būtent tai jį laikė, bet iš savo pusės tai taip. Mes abu buvom per daug pavargę, mes negalvojom apie save, mes buvom čia dėl vaikų iš tikrųjų. Ir va dabar, Mariau, 10 metų sukakties proga pradėjo lysti, o kaipgi apie jūs. Kadangi su vaikais prasidirbom nemažai, atrodo, perėjom visokių išbandymų, kokiu tik galėjo būti. O dabar atsisukė, o kaip jūs, ir vat, kaip sako, tas plytų mėtymas, nu, ne iki tiek, pačiu laiku kreipiausi į Marių, plytų dar nemėtėm, bet jo, iš tikrųjų dabar pradėjo lysti tokie, kad o tai kur mes, o tai ir man vyras sako, palauk, bet kadangi mes nebuvom labai ilgai kartu prieš vaikus, neturėjome iš tikrųjų to tokio, kaip vadinamo medaus mėnesį prieš tai, kad mes čia, sakykime, nežinau, vienas kitą ilgai pažįstam ir jau žinom, kaip čia kas veikia. Ne, ir taip nebuvo, bet ir vėl tada aš asmeniškai atsisukau į tai ir pagalvojau, kad, nu čia aš pasirinkau, ta prasme, aš žinojau, kad mes nebuvom ilgai prieš tai. Kartu aš jo ant tiek gerai, sakykime, nepažinojau. Taip, aš nežinojau, kaip gims tie vaikai, aš nežinojau, kaip visą tai atrodys. Ir vėl, nei aš, nei jis nepasirinkom tokios situacijos, tai galvoju, nu, ta prasme, vadinasi, taip turi būti ir dabar kažkaip taip išgyvensim ir šitą. Tai viena iš praktikų, ką galiu pasidalinti, ką ir Erika minėjo, tai pokalbis su savim, pokalbis su savo vidiniu vaiku, ta prasme, jeigu kažkas vyksta, kur aš jaučiuosi piktas, aš noriu kažką kaltinti, aš jaučiu gėdą, baimę, aš turiu kalbėti su savim. Pas Eriką, kaip suprantu, tai atėjo natūraliai, tiesiog toks iš pajautimo, jinai pradėjo kalbėti su savim, nes mes galime save, tiksliau, mes visada save programuojam, arba į plius, arba į minus. Ir tada mūsų klausimų kokybė nulemia, kur mes nueisim. Mes galime visada klausti, kas su mumis negerai, kame aš buvau pastrigęs vienu metu, arba galime klausti, o kodėl tai vyksta, ką tai mane mokina, kur mane tai veda, kaip man tai yra naudinga, kaip ši situacija man yra naudinga. Ką gero galiu tame pamatyti, nes atrodo, mes vis tiek gyvenam vakaruose, ta prasme, kas Lietuvoje, kas Anglijoje, kas dar kažkur, ir mums atrodo, kad gyvenimas turi būti toks, koks yra. Tarsi pasižiūrim į Indiją, pasižiūrim dar kažkur, nu neturi jisai būti. Būtume gimę ne toj pasaulyje, ne toj kamulio pusėje,
ir tas gyvenimas būtų atrodęs visiškai priešingai ir tada suvokimas būtų truputį kitoks apie tai, ką mes turim turėti kaip, sakykime, išgyvenimo lygį ir ką mes turim turėti kaip gyvenimo lygį. Tai pokalbis su savimi ir užduodamų klausimų kokybė lemia mūsų gyvenimo kokybę. Tai bendraukite su savim ir stebėkite. Tai bendraujat ar taip bendraujat? Ar pastebit, kaip su savim bendraujat? Ar pastebit, ką sau sakot, kai kažką pasiseka padaryti, kai kažko nepasiseka padaryti, kai gal kažkur apsikvailinot, gal kažkur padarėt klaidą, gal reikia pasimokinti. Kokia yra reakcija? Kaip tik prieš pokalbį bendraujant su vienu LDK Global nariu, kalbėjom apie tai, kad nedarysiu, nes nepadarau ant tiek gerai, kad man patiktų. Okei, viskas su tuom fair enough, jeigu tai yra tavo pasirinkimas ir jeigu tu su tuo laimingas, tai tau spręsti. Tačiau galima pažiūrėti kitų kampų, gal būtent taip netobulai ir turi būti tobula tam, kad kitus pasiektų. Gal būtent taip netobulai ir turi pradėti tam, kad gautum tą sekantį žingsnelį. Nes žingsnių dėjimas ir yra tai, kas gali tave atvesti prie tobulumo. Tave gali atvesti prie kito projekto arba kitų kampų prie to pačio projekto, prie to pačio reikalo, prie kurio norisi dirbti. Tiesiog mūsų pasirinkimas arba mes žiūrime tai kaip į viskas bloką sieną, nes man trūksta ten vieno įrankio iš 10, turiu 9 įrankius, bet man trūksta tavo vieno, tai aš visus tuos 9 dedu iš šono. Lygiai taip pat ir aš kažkuriuose gyvenimo situacijose elgiuosi. Tiesiog, jeigu jau yra bendruomenė, žmonės, kurie skiria laiko susitikimams, skiria laiko bendravimui, savęs analizavimui ir įžvalgų dalinimus, manau, kad mes šį laiką galim panaudoti taip kokybiškai, kad išsineštume 100% savo dėl savęs, savo pokyčio ir savo aplinkos, artimiausios aplinkos, ne tai, kad gerinimui, tiesiog dalintis tuo, kas užaugo pas mus. Nieko gerinti nereikia, nieko gelbėti nereikia, patys viską pasidarys, kai pamatys, kaip mes šveitim. Tikrai taip, Mariau. Ir dar, žinot, aš ką norėjau pasakyti, taip, nes iš tikrųjų aš net kartais pagalvoju, kad pasižiūrint į tą mano pačią situaciją, buvo tokių momentų, kada aš galvojau, kad aš sakiau, aš pavargau būti stipri. Ir tada galvoju, bet aš neturiu pasirinkimą, nes aš esu šitoj situacijai. Aš atsimenu, tada kalbėjau su viena pažįstama ir jinai man sako, tu esi stipri ir tu pasirinkimą turėjai. Ta prasme, kaip tu gali sakyti, kad tu jo neturėjai? Tu galėjai, nežinau, žmonės prasigeria, žmonės naudoja narkotikus tokioje situacijoje, kada pasidaro sunku, žmonės palieka vaikus. Pasirinkimų yra labai daug. Tu tų pasirinkimų nepadarėjai ir tu susitvarkėjai su tuo, ką turi. Vadinasi, tai kaip, iš tikrųjų, kaip žiūri į tą situaciją, tiesiog požiūris, sakau, ir žiūrinti tai, kad jeigu, kai vaikai gimė, būčiau galvojus, kad kodėl mum, kaip čia nepasisekė, aš neįsivaizduoju, kur aš būčiau šiai dienai. Taip. Tai paskutinis punktas, kurį norėčiau pažymėti šioje temoje, yra apie tai, kaip aš dabar žiūriu į vaikų auginimą, į savo kantrybę, savo dukrai. Tai aš tiesiog noriu dalinti savo laiku ir savo žiniomis tuomet, kai jinai to nori. Tai ta prasme, nekišti kažko per prievartą, tiesiog prižiūrėti, kad jinai saugiai galėtų augti. Tai reiškia, kad jeigu jinai nori kažką daryti, tegul daro tam, kad jinai patirtų. Tiesiog norėčiau apie tai žinoti, jeigu jinai nieko prieš. Ir tikrai nelengva, yra lengva ir gražu tai pasakyti, prieš kamerą kalbantis dabar, tačiau kai ateina momentas, kur jinai jau nori tai daryti, kur, ta prasme, atrodo viso kūno ląstelės reikia, kad jinai to neturėtų daryti, toks prasideda kvėpavimas, darbas su savim tam, kad vis dėlto taikyti tai, ką deklaruoju, tam, kad jinai galėtų patirti gyvenimą ir pasirinkti pati, o ne tiesiog tėtis taip sakė, tai dabar nedarysiu. Tai puikiai žinom, kaip veikia tėvų pasakymai iki sekančio karto, kol liekam vieni ir reikia patiems išsiaiškinti, kodėl. Vieną tokią juokingą istoriją galiu pasidalinti apie tai, kai pirmą kartą išgirdau apie tai, kad prie šalto metalo limpa liežuvis.
Nu, tai ką Marius sugalvojo, nuėjau į virtuvę, atsidariau kamerą, bam, liežuvį prie krašto. Gerai, kad tėtis buvo namie. Ta prasme, nežinau, kuom būtų pasibaigę, bet prikepė liežuvis, pradėjau ten kniauktoj kameroj galvą įkišęs. Tai tėtis atbėgo ir ten, aš nepamenu, ar jisai su peiliu, ar ką jis ten darė, kad mane iš tos kameros ištrauktų. Bet esmė tame, kad mes kaip vaikai, mes esam linkę patirti, nes tik taip mes mokinamės. O kaip tėvai, mes norim uždėti saugumo tokią dėžę, kur jie turi, nes mes žinom, bet jie nežino. Ir tol, kol jie nežinos, nu, tu dėk, kiek tu nori tų dėžių, tik laiko klausimas, kada jie arba supykia ant tavęs, arba jie patys tai išmėgins. Ir dar vienas punktas atėjo, kol apie šitą dalinausi. Ar turi, Erika, ką pridurti? Dabar gal prisiminsiu, ką norėjau pasakyti. Jo, iš tos pusės, taip, Mariau, norėjau sakyti, vat, tu kalbi iš tėčio pusės, kad sakykime, vat, leisti vaikam patiems pamėginti ir tiesiog, nes jie yra sukurti tam, kad jie ieškotų tai, kas yra jiems ir apie juos, bet norėjau sakyti, vat, iš vyriškos, iš tėčio pusės, bet čia vėl toks klausimas, iš tėčio pusės, bet apie mergaitę. O aš iš mamos pusės ir apie berniuką, tai vat, labai įdomiai, todėl kad, sakykime, man kaip mamai ir aš labai mėgstantis saugoti savo vaikus. Aš sakau, galbūt dėl to, kad taip kaip jie atėjo iš šį pasaulį, aš juos atrodo norėčiau saugoti, laikyti prie savęs, bet suprantu tuo pačiu, kad tai yra natūralu, kad jie norės pamėginti, norės kažką ir kaip berniukų ypatingai jisai toks labiau, aš nežinau, ten noriu lipti ant sienų, noriu važiuoti su riedučiais, noriu ir man, aš tik tu nevažiuok, tu tik atsargiai ir dabar iš tikrųjų vat, tą pastebėjus, aš stengiuosi, man kaip mamai tai nėra lengva, bet aš pasidalinu su vaiku ir aš sakau, sakykime, jeigu tu nori pabandyti, man tai yra nelabai drąsu, sakykime, nes tu esi man labai brangus ir aš truputį jaudinuosi, arba stengiuosi tada sakyti, kad, sakykime, tėtis vestų ir kažkur ar į parką, ar kur kažkokių ekstremalesnių dalykų, todėl kad man kaip mamai tai nėra natūralu ir aš nenoriu iš tikrųjų meluoti, kad man tai čia yra normalu ir tu bandyk. Taip, tai dabar prisiminiau tą momentą, ką norėjau pasidalinti, tai po skyrybų vienas dalykas, ką išgirdau iš vieno psichologo, kas labai užstrigo, tai buvo apie vaikas žino, kuris iš tėvų gyvena pagal savo širdį. Nes tuo metu labai save kaltinau, kad gyvenau Anglijoje, mano dukra Lietuvoje ir mes galėjome matytis tik tiek, kiek galėjome matytis. Ir kaltinau save dėl to, kad aš Anglijoje, kad ne Lietuvoje. Ir man tai labai padėjo atsipūsti ir vis dėlto susigrąžinti fokusą į save, kad turiu savim pasirūpinti, turiu atrasti, kas man veikia, kas man neveikia, kaip man tai veikia. Ir man tai tikrai pavyko padaryti. Ir dabar atreaguojant į tai, ką dėl saugumo, ką paminėjai, tai aš puikiai prisimenu, 2 metų dukra buvo, mes žiūrėjom televizorių ir ant stalo stovėjo žvakė. Jai 2 metukai, jinai eina link to žvakės ir tiesia ranką. Mano žmona tuo metu, Ugne, nelįst negalim. Gerai, patraukė. Nepraėjo net pusę minutės, vėl eina link to žvakės ir vėl ima už tos liepsnelės. Gal 2, gal 3 kartai tokią pasikartojo. Ir tada jinai ateina ir aš toks, taip, griebk abiem rankom, sakau, imk su abiem rankytėm, paimsi, sakau, suprasi ir viskas. Aš supratau, kad nepagriebs, nebus taip, kad jinai pagriebs ir laikys tą ugnį. Viskas okei. Bam, nusiverkėm 5 minutės. Yra pamoka, viskas gerai. Dabar jau taip jau nebedarau. Tai lygiai taip pat kaip Erika pasistengiu pakalbėti, pasakyti, dėl ko aš taip matau, kaip matau, dėl ko aš daryčiau ar nedaryčiau. Ir tada leidžiu jai pasirinkti, ar jinai nori tą patirtį daryti, ar ne. Mes turėjom su žvakėm, ar jau taip ir mes taip pat. Ir mano pabandė ir nudegė pirštais, jau buvo vyresnis ir lygiai, iš tikrųjų, ir tuo pačiu nebuvo man labai malonu, atrodo, aš noriu paliesti, aš noriu čia siūliuką pridėti ir nudegė pirštą ir nuo to laiko jisai žvakių pats nenori. Nereikėjo nei sakyti, nei gazdinti, nei dar kažkaip tiesiog, pabandė. Taip. Tai aš tiesiog taip apibendrinant su dviem praktikom norėčiau pasidalinti, kurias rekomenduočiau naudoti, tai dėkingumas.
tada 3 iš tikrųjų. Tada dėkingumas yra vaikui, gyvenimui už tai, ką leidžia patirti, nes visada galima pamatyti, kodėl ta situacija yra naudinga, kodėl jinai tau yra skirta, nes mes tas situacijas pritraukiam, susikuriam patys. Antras dalykas - nuoširdus bendravimas. Tas nuoširdus tai reiškia, kad su švelnumu ir meile ir su priėmimu mes sugebam pasakyti tai, ką norim pasakyti, perteikti tą jausmą, informaciją, kurią mes norim perteikti. Ir trečias dalykas vėl iškrito iš galvos. Karolis pakomentavo. Mes su lango uždarimu turėjome. Tai pas Karolį dabar Liukas kiek, 1 metukai. Tai čia kokio amžiaus buvo šitas įvykis? Labą dieną, tai iš tikrųjų visai neseniai, gal mėnesio bėgyje, vaikas turėjo tokią, kaip sakyt, pažintį su tuo, kad langas užsidaro, atsidaro, čia pas mus kaip Anglijoje iš apačios taip atsidaro langas. Ir jam labai patinka gamta, jis žiūri į gamtą, jam patinka ten garsai ir lelė ir kiti dalykai. Ir automatiškai pradėjo mėtyti kamuoliukus per langą savo plasmasinius. Ir tėtis nueina į apačią ir pamėto atgal ir ten gaunasi visai įdomus žaidimas. Ir prasidėjo testavimas, reikia paimti už rankas ir uždaryti langą. Ir kaip manau suprantat, stovi prie aukštos langės, pasiėmęs taip su ranka už lango pačio rėmo ir uždarinėja langą. Ką mes čia turim? Mes turim pirštus. Ir sakant ne, jo reakcija labai paprasta. Aš noriu ir viskas. Ta prasme, jisai pradeda leisti emociją, jisai nori ir jisai vis tiek tai kartoja. Tai galėtų sakyti, kiek nori jis tą ne, jis vis tiek tai padarys. Kad jisai suprastų, patirtų, kad jis gautų tai, ko jam reikia dabar. Ir tai paprasčiausiai įkišau savo pirštus kartu. Ir leidau jam prispaudinėti mano pirštus ir tuo pačiu metu vis mažinau savo pirštų kiekį, kad jisai pajaustų, kad jisai savo prispaudžia pirštus. Ir paskutinį kartą buvau pasikėlęs prie aukštesnio lango, laikiau ten, man atrodo, draugas išvažiuodinėjo ar kažkas ir mes prie lango ten bye-bye darydom. Ir stovėjom ir jis pradėjo uždarinėti langą ir matau taip prie pat pirštų taip pasižiūrėjo. Ir lengvai prispaudė savo pirštus. Aiškumas vaikui atėjo. Jo, bet čia labai gerai, Karoli, kad pasidalinai apie tai, kad mes galim per save parodyti, kur, ta prasme, aš tai net nebuvau, susimąstyti, ta prasme, noriu daryti. Tiek, kad, kaip minėjau, paaiškinu, pasakau savo įžvalgas, o toliau jau, tau važiuoti su to dviračiu nuo kalno. Tai kad ir su ta pačia žvakė, ta prasme, paimk savo ranką ir paimk vaiko ranką ir pradėk nuo savo rankos ir žinosi, kur jauti temperatūrą, kiek jauti temperatūrą ir sukursi saugią aplinką rizikingai veiklai, kad išmoktų. Nes, ta prasme, tai yra, pavyzdžiui, kodėl aš tikrai rekomenduoju vaikus leisti į jiu-jitsu, į karate, kur nėra kontakto su galva, kur vaikai mokosi strateginio mąstymo, emocinio intelekto, kur mokosi tos sportinės, vadinkime, konkurencijos, kurie leidžia praeiti save, susitikti su tom emocijom, kai tu pralaimi, kai tu laimi, kai visi tie dalykai vyksta ir automatiškai, jeigu tėvai leidžia laiką kartu, jie gali labai ant to reflektuoti. Tai, kaip sakyt, tas man žodis kontroliuoti, man jis nelabai gal patinka, bet panaudosiu kontroliuotą riziką. Tai automatiškai kontroliuojamas pavojus. Tai automatiškai aplinkoje, sakykime, nuėjus į jiu-jitsu, vaikas ten gali kažką pasisukti, ar ten nukristi, ar ten kažkaip kitaip susižeisti, ar kažką kitą sužeisti, besimokant, besipraktikuojant. Ir automatiškai su kiekvienu įvykiu, nes tai yra neišvengiama vienaip ar kitaip, tai bus kieme, mokykloje, kaime, pas senelius ar dar kažkur. Ir automatiškai vaikas įgauna šiek tiek daugiau apčiuopiamo realybės to pamato, jog būna ir taip, būna stipriai, būna silpnai, būna draugiškai, būna neaišku, kaip čia yra. Ir reikia išsiaiškinti. Tai aš manau, kad tai yra svarbiausia, nes mes labai dažnai dėl savo nepasitikėjimo gyvenimu savimi, savo vaiku, mes išprojektuojame
Žinai, vienas dalykas, kaip girdėjau, Erika sakė, kad jinai saugo savo vaiką, taip tai yra motiniškas instinktas, visiškai normalu, automatiškai ten persipina ir kiti dalykai, kas, na, sakykime, asmeninės programos, kurios įeina kažkur tave ribojo ir kažkur tu bijojai kažką daryti ir automatiškai tu to bijai, galbūt net nesuprasdamas, kodėl tu to bijai iki galo. Ta baimė dažnai būna, na, jinai nepagrįsta būna, arba kaip aš vadinu, baimė ar skausmas yra nesuprastos emocijos. Ir tai vienas iš tokių svarbesnių dalykų, ką aš iš jūsų pokalbio girdėjau, tai yra būtent tas atsisuk į save, kaip ir Erika sakė, kad jinai labai daug atrado pas save per vaikus, tai iš tikrųjų tas atsisukimas į save ir gebėjimas paleisti vaiką, kad jo smalsumas, kūryba ir drąsa vystytųsi natūraliai, nes tai jis tai turi 100%. Tačiau mes uždedam ranką ant veido ir sakom, palauk, čia dabar žiūrėk, va tai va bus. Ne? Ir čia yra, žinot, kaip yra drausminimas žodis, tai nuo žodžio drausmė, drausti. Ir, ta prasme, aš nelaikau savęs kažkuo aukštesniu ar labai ypatingu kažkokioj, nežinau, kažkokioj vietoj, kur aš turėčiau tokį įgaliojimą drausti vaikui. Aš turiu iškomunikuoti, sukurti sąlygas ir jeigu jisai nesupranta, taip aš turiu priimti sprendimą už jį. Tačiau tai nėra draudimas. Jeigu jisai nesupranta, aš negaliu jam uždrausti. Kai jisai supranta ir aš jam turiu galimybę paaiškinti, mes prieiname prie korekcijos, kuri vyksta pokalbio metu. Ir pats draudimas yra labai kraštutinis dalykas, mes turėtume naudoti dėmesio nukreipimą. Tai turime suprasti, kad vaiko, žinai, kai sakyt, vaiko smegenys vystosi tam tikroje eigoje. Tai vienos pirmųjų įsivysto emocinės, na, po survival mind, ne, po išgyvenamųjų smegenų, mūsų primityvių smegenų, eina sekantis etapas emocinės smegenys. Ir vaikas mąsto per tai. Ir kadangi tai gyvenime sueina į visą tą kibirą, į tą krepšį, kuriame, žinai, nutinka daug dalykų. Vaikas patiria emocijas, išsigąsta, kažko nesuprato, kažkurioje vietoje neturėjai galimybės tiesiog atsisėsti ramiai pakalbėti, galbūt kažkas įvyko tarp žmonių, kur, na, tiesiog nebuvo saugios aplinkos, ar nesugebėjai tuo metu suvyriškinti, sukurti tą saugią aplinką vaikui, kad padaryti tą pokalbį čia ir dabar, kad viskas okei. Tai vyko taip dėl to ir mes galime tai pamatyti tokiu kampu. Ir automatiškai atsiradus tam tikrom emocijom, kurios, sakykime, vaikas, pavyzdžiui, pradeda bijoti tono aukštesnio ar dar kažko, na tai jisai ir norės kažko ir jisai rodys tas savo emocinės bangas ir jisai prašys per tą emociją. Ir kadangi mes esame pozicijoje sąmoningai mąstyti ir stebėti situaciją kitaip nei vaikas gali, tai, na, mes ir padedame jam, kaip sakyti, tačiau pirmiausiai turime patys atsistoti tą vietą, kur galim pamatyti save. Labai teisingai. Erika, ar turi kažką papildyti ir jau tada paprašysim, kad visi įsijungtų kameras, pakomentuotų, bet pirmiausia, Erika, ar nori kažką dar? Paskutiniam, ką Karolis minėjo ir apie tai, kad sakykime, mes, aišku, turim būti toj pozicijoje, bet vėlgi, Karolė, aš buvau ne per seniausiai tokioje situacijoje su savo vaiku kirpykla ir dar norėjau pasakyti, kad kaip socialinė, sakykime, kantrybė namuose, kantrybė, kai tu jautiesi pailsėjus, kai tu jautiesi puikiai ir yra vienas dalykas mano supratimu. Mesgi esam žmonės, bet kokiu atveju būna tokių, sakykime, kad jeigu aš esu pavargus ar jeigu aš esu, nežinau, nepavalgius, galbūt, sakykime, mano ta kantrybė nebus tokia ir šiai minutė jinai nebus tokia, kokia būtų, jeigu aš jaučiuosi puikiai savyje. Aš turėjau socialiniai aplinkoje tokį išbandymą. Su vaiku nuvedžiau į kirpyklą, laukėmės eilėje, mano vaikui yra labai sunku laukti bet kokiu atveju, bet aišku, mes kalbėjomės ir aš jau bandžiau įvertinti tą situaciją, kad mes čia laukiam, čia nemažai žmonių, čia labai šilta diena, jam jau, matau, nusibodinėja laukti. Ir aš sakau, tu tikrai nori šiandien kirptis, nes jis norėjo, jis prašė, jis ten norėjo specialaus kirpimo. Sakau, ar tu tikrai nori, ar mes lauksim, bet sakau, matau, kad jau nebedaug liko. Ir mus pakvietė tada sėstis į kėdę, pakvietė jį kirptis.
pradėjo kirpti ir jisai labai, dar kitas dalykas, jisai labai netoleruoja plaukų, kai jam užkrenta už jo maikutės. Nu ir ką, sėdi jis toj kėdėj, pradėjo jį kirpti, negant to, kad mes jau čia išlaukėm kurį laiką, čia šilta, čia pradėjo tie plaukai kirpti, nes kirpėjai neuždėjo jam gerai to uždangalą. Ir jis taip garsiai, man jau nusibodo, baigėm čia kirpti ar nebaigė. Žmonės visi aplinkui kirpyklo žmonių pilna. Vėlgi, natūralu. Ir kadangi aš jau esu buvusi ir toj situacijoje, ir vienoj pusėje tos situacijos, ir dabar šitoj pusėje, sakau, palauk, aš suprantu, aš matau, kad tave erzina, aš paprašiau ten tos moters, kuri kirpia, sakau, gal galit pavalyti jam tos plaukus, jį tikrai labai erzina ir čia ne pirmas sykį ir, suprantama, jinai pavalė kiek galėjo, aišku, tie plaukai vis tiek ten ir jis vėl man, mama, tai kiek dar čia sėdėsim ir žmonės atsisuka į mane ir tipo, o tai čia to vaiko neauklėjot? Aš pasižiūrėjau tuos žmonės ir toliau su to vaiku savo ramiai, sakau, palauk, mažutį, mes jau tuoj baigs, tave nukirpt, labai nedaug liko, aš suprantu, kad tai yra šilta ir tiesiog ir išbuvom, bet vėlgi tas socialinis spaudimas gali daryti įtaką taip, kaip mes atsakom tam vaikui, nes aš buvau prieš tai ir tokioje situacijoje, kad, sakykime, kai jaučiau socialinį spaudimą, aš būčiau gal, nežinau, toj situacijai sakęs, baig čia nuo to, kaip čia žmonės pasakys. Iš tikrųjų, tai geras labai pavyzdys, Erika, čia, gal čia būtų visai atskiras ir seminaras apie tai. Ir kai įvardinai socialinį spaudimą, įvardinai buvimą, pavyzdžiui, alkanų, kas įtakoja, sakykime, nuotaiką ar ten buvimą pavargus, tai aš visai neseniai turėjau, man atrodo, su viena LDK bendruomenės narė pokalbį komentaruose apie tai, kad nenaudoju tokio žodžio kaip pavargęs. Matai, aš tai žiūriu šiek tiek kitaip ir aš suprantu, iš kurios pusės tu ateini su ta emocija, su ta patirtimi. Tiesiog gyvenime buvau priverstas pamatyti tai per kitą prizmę ir per tokią prizmę, kuri mane galbūt šiek tiek pastatė į akistatą su savimi kitaip. Tai mes visada rasime priežastį, kodėl išleisti tai, kas yra mumyse. Žinai, ar tu pavalgius, ar tu pamiegojus, ar tu nepamiegojus, jeigu tavo podelyje yra arbata, iš podelio arbata ir taškysis. Jeigu podelį yra kava, iš podelio kava ir taškysis. Ir lygiai tas pats yra su socialiniu konceptu, lygiai tas pats yra su ankstyvų rytų, lygiai tas pats yra su vėlyvų vakaru, su naktimi ir panašiai. Ta prasme, savistaba nesikeičia nuo to, tu alkanas ar tu nealkanas, tu gėriai ir tu negėriai. Ir nežinau, jeigu esate tie, kas klausote, galbūt ir pokalbio dalyviai, Mariau, Erika ir kiti, kas esate badavę, manau, žinote, kad pirmus kartus gali būti emocinė įtampa, gali atsirasti irzlumas, tie, kurie rūkė, metė rūkyti, kas turėjo tą vadinamą priklausomybę nuo to nikotino, nuo to įpročio, žino, kad metus įprotį atsiranda irzlumas taipogi. Tai nėra apie tai, kad, žinai, mes geri tėvai ir mes blogi tėvai, ar mes geri savimeistriai, ar mes blogi savimeistriai. Ne, tai yra apie tai, ar mes tai naudojame kaip būdą, kaip variantą, kaip paaiškiname, kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės. Nes aš turiu šitam pokalbiui užbaigti dvi istorijas. Tai viena yra, man atrodo, kinų posakis. Tai tas, kuris kaltina kitus, nieko neišmoko. Tas, kuris kaltina save, praėjo pusę kelio, ir tas, kuris nekaltina nieko, atvyko. Ir sekanti, tai būtų istorija, kuri man iš tikrųjų labai patiko, labai paprasta, labai žmogiška istorija. Tai apie tai, kaip vienuolis ryte atsibudęs nutarė nueiti pamedituoti prie vietinio ežero. Ir priėjęs prie ežero pamatė valtelę, ir toksai, tai kodėlgi nenuplaukus į vidurį ežero, atsisėsti ramiai, visiškai
vidury ežero, kur niekas tavęs netrikdys ir kaip sakyt, tu galėsi sau ramiai pamedituoti. Na ir vienuolis tai padarė, jis nuplaukė vidury ežero, jisai pradėjo medituoti ir staiga kažkas bum. Ir iš jo vidaus jisai pajautė tokį nesupratimą, kas vidury ežero į medituojantį vienuolį, į valtį atsitrenkė. Ir jisai atsimerkė su ta emocija, o ten tuščia valtis, kuri atsirišo nuo kranto. Ir įdomu tai, kad mes labai dažnai sukuriam vertę dalykams, kurie, tu pats sukuri vertę tiems dalykams, kaip žmogus. Ir ta vertė, kurią tu duodi, jinai tau tampa tavo nešuliu. Ir jeigu tu negali, pavyzdžiui, pamatyti to, kad, sakykime, kai tu jauti nuovargį ir tuo metu pas tave pradalys tam tikros emocijos, tai tu automatiškai pradedi teisinti taip per nuovargį. Ir tada tu papuoli vėl į nuovargį, vėl nuovargis didėja, nes nuovargis turi paaiškinimą. Jeigu paimsi žmogų, kuris sako, aš jaučiuosi pavargęs, ir pradėsi kapstytis po tą žodį pavargęs, dažniausiai rasi labai daug niuansų, kurie nėra susijęs su fiziniu pavargimu. Ir tas nuovargis tampa toks kaip ir gyvenimo hekas, kurį mes naudojame, kad, kaip sakyt, nepaliesti kažkokių emocijų. Tai lygiai taip pat gal kaip ir aš ir Marius, mes tikrai šitą pokalbį esam ne kartą patyrę, padarę, kur naudojame žodžius paaiškinti savo būsenai, kurie yra patogus, kurie yra kaip etiketė, sukurianti kažkokią vertę, kuri leidžia kaip ir save pateisinti tame, tačiau pradėjus gilintis ir pradėjus, kaip sakyt, sklaidyti tą žodį, atsiranda labai daug papildomų aiškumo ir tada pradedi suprasti, kad galbūt kūnas ir kur kas labiau pajėgus nei atrodė ir galbūt tai labiau yra apie emociją, labiau apie protą. Ir gerai, tada kas tada per pavargimas tose emocijose, tame prote, na ir tiesiog tada pasitinki gyvenimą, kaip sakyt, kaktomušą ir belieka stovėti. Tai čia mano tokia įžvalga, tai Erika, jeigu turi kažką dėl to pasakyti, būtų labai džiugu, nes tai yra labai labai didelė tema, žinai, kaip yra reakcija į socialinius niuansus, poreikius, tendencijas. Žinai, kaip sakyt, kai visas pasaulis tau sako šaut savo į koją, na tai tu turi variantą. Taip, Karoli, aš ne iš tos pusės, kad, sakykime, tai pateisinti. Ir aš sakau, iki šio momento, kol nežinojau, kad yra kažkokios kitokios, aš taip net nesijaučiu. Aš net neturiu tokių, nejaučiu aš to pykčio. Dabar, sakykime, kad ir kokia ta situacija būtų, tiesiog priėmė ją kaip yra, priėmė ir tvarkaisi taip, kaip moki. Bet iki šio etapo, sakykime, tai be abejo buvo tokių ir būdavo, sakau, man tada ne kad pasiteisint, bet tiesiog, kad galbūt pačiai suprasti ar kažkaip pasižiūrėdavau ir galvoju, tai kaip tu čia taip galėjai, taigi tu mama, aš sakau, aš kadangi proto atrodo suprantu, kad aš myliu savo vaikus, aš nedaryčiau nieko blogo, aš nenoriu ten jam vadovauti ar aiškinti, tai nėra apie mane, bet tai būdavo ir tada galbūt ir pasiteisinimui savo atrodo, tu pavargus. Tai gal pasąmoningas toks, žinai, aš nesakyčiau, kad, žinai, visą laiką žmonės tai daro kaip pasiteisinimą, kad tai yra sąmoninga, tai būtų savotiška manipulacija, kur tu sąmoningai save apgaudinėjai. Tai aš tikrai ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad mes esame pripratinti. Pavyzdžiui, manau, žinai, kad depresijos terminas dabar yra toks patogus, kad, man atrodo, labai, labai didelis sąrašas simptomų papuola į depresijos terminą tam, kad lengviau būtų išrašyti vaistus. Tai lygiai taip pat yra ir su chroniniu nuovargiu, ir su hormonų disbalansais ir visais tais dalykais. Ta prasme, tai yra supaprastinta, kad tos etiketės būtų lengviau klijuojamos, kaip ir ADHD, kaip ir OCD, kaip ir bipolar, tas vadinamas sutrikimas, ne? Tai yra, tu prasme, terminai, kurie yra skirti priklijuoti etiketei, jog tu asocijuotum su etikete, o ne eitum į šaknis, nes eidamas į šaknis tu nebeperki vaistų, tu nebeperki paslaugų. Teoriškai, kadangi pats naudoji įrankius ir tiesiog tai kenkia ekonomikai, čia kaip dviratininkas. Čia kaip dviratininkas.
Tai gerai, tai aš pakviesiu tada kitus įsijungti kameras, prisidėti prie pokalbio, gal turit klausimų, gal turit savo įžvalgų, kuo norit pasidalinti, kas užstrigo, kažką supratot, kažko nesupratot. Mariau, gal turi klausimų? Viskas labai aišku ir labai artima, nes aš dabar esu būtent toj stadijoje, kur tu buvai, kai sakė, jog esi išvykęs ir gyveni be vaiko ir panašiai ir panašiai. Tai puikiai žinau tą jausmą. Kaip kiti? Kaip... Justina, matau, kamerą įsijungia. Taip, klausiausi ir ne vieną ašarą nuliejau. Buvo labai jautru, bent jau man tai pasirodė. Jo. Iššūkiai auginant vaikus ir galėčiau, man tai atrodo, kad gimstant vaikams įvyksta tas didžiausias proveržis. Toks gal mamoms ar ne moterims, jeigu jau planuoja sukurti šeimą. Kai man gimė pirmoji, aš kažkaip net nesureikšminau, net nemačiau. Bet gimus antrai, tai buvo kažkas, nežinau kaip įvardinti. Atrodo, kad dar kažkas labiau apsivertė manį. Ir tie iššūkiai, su kuriais reikėjo susidurti, buvo per daug. Kaip įvardinčiau jo, gal kaip prisipildžiusią taurę, kuri jau norėjo sprogti nuo visko ir mesti viską ir slėptis. Taip, jo. Žinai, Justina turėjau tokį įdomią realizaciją, nežinau, kaip tu manai, kaip tau tai nuskambės. Neatsimenu, kiek mano sūnui buvo laiko, bet paskui turėjau tą pačią realizaciją su savo broliais, paaugliais. Jog tai yra lyg mūsų galimybė pereiti tas emocijas dar kartą, ką mes patyrėme tuo metu, kai mes buvome to amžiaus. Ir, kaip sakyt, esu pastebėjęs tokį dalyką, jog tai, kaip jaučiasi mama, jaučiasi vaikas. Ir yra toksai lyg emocinis ryšys, kur, sakykime, tam tikram periode vaiko raidos yra grynai projekcija kylanti iš mūsų per vaiką, kur mes galime pamatyti, su kuo mes patys sunkiau tvarkomės. Tai gaunasi, lyg vaikas mums iškelia galimybę, žiūrėk, ta prasme, jeigu tavim kažkur ten nepasirūpino, tai tu gali per mane pasirūpinti savimi. Nes bet kokiu atveju, jeigu žvelgsime sakykime, kaip aš žiūriu per vedantišką prizmę, kolektyvi sąmonė, brahmanas, grynas suvokimas, tai nėra jokio skirtumo tarp manęs ir vaiko mano. Ir tai yra tik tai socialinis konstruktas, mano protas gali identifikuoti, intelektualizuoti apie skirtumus. Tačiau fundamentaliai sielos prizmėje yra viena ir ta pati reinkarnacija, tiesiog skirtingam sluoksnyje patirianti kartu viens per kitą. Ir tas momentas, kur, kaip sakyti, aš netgi atkasiau tokį dalyką, pavyzdžiui, savo patirtį, kad aš daviau savo vaikui būtent tai, ko man trūko, kai buvau mažiukas. Pasme, kad aš turėjau grinai, net sąmoningai pradžiai to nesupratęs, duoti jam būtent tai, ko trūko man vaikui.
Ir lygiai tas pats, iš tikrųjų, galėčiau pasakyti net ir su mano žmona, žinant jos, kaip sakyt, užaugimo trajektoriją. Ir tai labai, labai įdomus paradoksas, iš tikrųjų. Įdomu būtų pastudijuoti psichoterapinės literatūros, kur būtent tokie dalykai yra aprašomi, ir tikrai yra labai daug tyrimų padaryta, kur vaikai stebimi buvo po 40 metų, po 30 metų. Tai vat, iš tikrųjų įdomi tema. Ką manai, Justina? Jo. Galvoju, ką pasisavino, ten vaikai verkia už sienos. Jo emocijos, vaikų emocijos, mano emocijos vaikai perdirbinėjo per ligas, mano didžioji. Jo, visiškai per ligas, tol kol kiekvieną kartą, kai kalbu apie tai, emocijas kyla į viršų. Tai kol neatsidūrėm ligoninėje ir visą savaitę, ar ne, ant vaistų ir nieko kito, dar kažkiek vandens. Tai buvo tas toks, kaip čia supras, kad tas vaikas serga, nors išorė man sako, taigi normalu, kad tas vaikas serga, taigi reikia persirgti. Tai jo, va toks su tom emocijom. Ar kažką norėjau pridurti? Aš atreaguosiu į Karolio, gal Justina per tą laiką prisiminsi. Kaip tik su Karoliu kalbėjom apie šitą patyrimą, kai Dievas visata mane prispaudė taip, kad aš vis dėlto pamatyčiau, kad tai, ką aš duodu savo dukrai, yra tai, ko aš visą laiką svajojau už savo tėčio, bet negavau. Ir kai aš, ta prasme, suvokiu, kad man tai turėjo ateiti per, atrodo, pačias nepalankiausias sąlygas tam, kad aš įvertinčiau tą dovaną, kurią duodu jai, apie kurią pats tiek laiko svajojau, aš negaliu to įvertinti, nes kaip vyras save kaltinu dėl kitų dalykų, kuriuos atrodo, kad turėčiau duoti. Ir tada supratau, kad mane turėjo davesti iki tokio išbandymo, iki tokio lygio tam, kad aš sugebėčiau pamatyti. Ir kai aš pajaučiau tai, kad aš pildau savo svajonę savo dukrai ir tuo pačiu tai nurašau kaip kažką nepakankamo arba negero, tokio nepakankamumas, kad atrodo, reikėtų daugiau, gražiau, kažkaip prabangiau, kad didesnis būtų, automatiškai nevertinu, atrodo, kad tai yra oras. Bet kai prispaudė, išjaučiau, pakalbėjau su dukra, abudu apsikabinom, paverkėm, jaučiu, ant kiek ryšys yra jautresnis, stipresnis, gyvesnis ir visa kita. Bet tam, kad jisai toks būtų, turėjau prasidirbti su savim, kas dažniausiai nėra pats maloniausias procesas. Jo. Man su paaugliais buvo iš tikrųjų mano išlindę nemažai šitų reikalų, kur aš labai, kadangi aš nuo 5 metų buvau trauktas į nusikalstamą pasaulį, paauglystėje dariau tam tikrus dalykus, kurie mano gyvenime man labai stovėjo gerklėj. Tai, kaip sakyt, kaltės jausmas. Savigrauža, kaltė. Ir aš paskui labai save pradėjau kaltinti tą periodą. Tai, kaip sakyt, pastoviai save menkindavau, nurašydavau ir netgi buvau įvardinęs save ne vieną kartą monstru tam, kad patenkinti, kaip sakyt, tą kaltės jausmą, kad aš galėčiau toliau projektuoti konfliktą, galėčiau toliau projektuoti žemą savivertę, kad toliau galėčiau nematyti to, ką turiu, to, kas įvyko. Ir tai, kas įvyko man po autoavarijos, kurią patyriau ir kaip viskas pasisuko gyvenime, į tai, kad tiesiog nebeturėjau kito varianto, kaip pažvelgti į save
suprasti, kodėl aš tapau toks, koks buvau ir suprasti, kad aš su visomis prasmėmis pajėgus tai pakeisti. Ne tik išmokti kažką naujo, bet tai pakeisti. Ir mano paaugliai broliai man buvo labai, ta prasme, jie yra visiškai kitokie nei aš. Ta prasme, jie turi stulbinančias sąlygas augti, tobulėti. Aš atsimenu, netgi iš tikrųjų svajodavau apie tokias sąlygas. Aš labai anksti ir norėjau ir kažką, visą laiką galvodavau apie tai, kad norėčiau ištrūkti iš tų dalykų, kuriuos dariau ir norėčiau gyventi ir kurti ir padėti žmonėms ir visada tai jaučiau, visada tai žinojau be išimčių, nesvarbu, kad buvau šiek tiek sutrenktas psichika, bet ta prasme tai nekeitė fakto, aš visada turėjau mylinčią širdį. Ir tai būtent per savo brolius galėjau pamatyti jų daromus vaikiškus dalykus, kurie atrodo kartais tokie, žinai, ir atrodo per tai priėmiau save, tai priėmiau savo tą paauglį, kur reikėjo iš tikrųjų, jam taip reikėjo to supratimo apie tai, kad, žiūrėk, tu neturėjai įrankių. Tau buvo prikrauta visko į gyvenimą. Tu papuolei į tą situaciją, į antrą situaciją, trečią situaciją. Tau nieks nepaaiškino, kad, sakykime, tas žmogus, kuris tave pastatė ten į tą emociškai stresinę situaciją, jisai pats nežinojo, ką daro, nesuprato, ką daro, bent jau nesuprato, kodėl iš tikrųjų jis tai daro. Ir man atrodo, Marius kelia ranką, jeigu neklystu. Justina pirma pakėlė. Justina ir Erikas, matau, ranką kelia, tai nežinau, kas pirmas pakėlė, Justina ir Erikas, tai prašau, prisijunkit. Aš klausimą norėjau užduoti. Jo, bet pabandysiu labiau išaiškinti situaciją, tą klausimą. Jo, tai su vyras atsiuntė man iš TikToko video, sako, pažiūrėk, jisai šaukia, galvoju, būtinai reikia pažiūrėti. Ir ten situacija, kiek aš ten pamačiau, kad vaikas su telefonu buvo, ar ne? Gražuolė ateina. Ateik. Su telefonu, tam vaikui, nežinau, kokie 5-6 metai ir kažkas ten įvyko. Ar tėvas atėmė tą telefoną ir, žodžiu, vaikas pjovė ateik, Zuikitė. Vaikas pjovė į veidą ir ten tėvas įsitraukė diržą. Aišku, ten nerodė, ką davė, bet ir su vyru taip diskutavom. Pieškit, tėvai yra. Ir su vyru diskutavom apie tai, iš vyro pusės buvo, kad čia vaikas taip elgėsi, čia blogai, o aš tokį kažkaip pamačiau, kad čia galbūt tėvui yra įtaka. Tai toks galbūt ir klausimas būtų, iš kur vaikas išmoksta nepagarbiai šnekėti, ar ne, su tėvais, kodėl spjaudosi veidą, kieno tai įtaka, dėl to, kad telefoną pacientas paimties. Aš galiu šitą atreaguoti. Man gražu, kad bendruomenė auga akyse, skaityk, iš 8 žmonių jau 10 turim, ar kiek čia dabar. Tai vaikai dažniausiai mokinasi iš to, ką mato. Vaikas, jeigu nematė, kad žinai, kad tėvai spjaudos ar ten kažkaip elgėsi vienas su kitu, arba jo artimoje aplinkoje nematė, kad taip elgtųsi, pats vaikas greičiausiai to nesugalvos. Antras dalykas, jau jeigu 6-7 metai, tai visai yra galimybė, kad tas vaikas turbūt dalį savo laiko praleidžia darželį arba mokykloje, o kitą dalį praleidžia prie ekrano. Natūraliai tas ekranas yra jo gyvenimas. Tai jeigu iš tavęs atimtų tavo gyvenimą, tai tu ne tik spjautum, bet dar ką nors darėtum. Tai čia toks, kaip tėvai auklėja, taip ir turi. Tai nėra apie tai, kad jį sudrausminti reikia. Faktas, kad vaikui nei dėmesio, nei meilės nebuvo suteikta pakankamai, kad jis galėtų elgtis kitaip. Jeigu galima, noriu pridėti dar prie to, ką Marius pasakė, tai labai lengva yra, kaip sakyt, žinai, sakyti, ką vaikas mato, tą daro, tai ne visada taip veikia. Iš tikrųjų, mes galime pamatyti tokį įdomų paradoksą, kad jeigu vaikas, pavyzdžiui, atstumtas emociškai,
jisai gali tapti labai paklusnus ir labai imlus mokykloje, nes ten jisai gali būti priimtas kitaip, taip kaip jo šeimoje nepriėmė. Automatiškai pas jį atsiranda poreikis įtikti, pritapti, tenkinti kitų emocijas. Automatiškai atsidūrus bendruomenėje, bendramžių, jeigu tu nepritapsi, neįtiksi, tave ir čia atstums. O jeigu tu nenori to jausmo, jeigu tau skauda, jeigu tau popa, tu pradedi, žinot, kaip tas variantas, kur vaikas mokykloje elgiasi vienaip, o namie kitaip. Tai va čia ta panaši istorija. Ir tie spjaudimaisi ir tos panikos atakos dėl žaidimų ir panašiai, tas nesiskaitimas, nepagarba, tai gali būti pasiekmė ne to, kad tėvai tarpusavį nesiskaito ar ten spjaudosi vienas ant kito, o tiesiog, kad tėvai buvo emociškai neprieinami ir jie sukūrė dirvą vaikui eiti ir tapti emociškai prieinamų prie vaikų, kurie atėjo iš šeimų, kurios turi tos dalykus, kur vaikai projektuoja, tai prisižiūri filmų, galbūt net ne šeima, galbūt filmukai, galbūt socialiniai tinklai. Dabargi labai yra populiaru vaiką pasodinti ant filmukų ar duot scrollint ir duok man pailsėti. Tai aš apie tai, kad kartais padarinys nėra tiesiogiai toks, iš to kilęs, tai gali būti tiesiog emocinė tėvų nebranda, kuri privertė vaiką jaustis atstumtų ir vaikas pradeda ieškoti pavyzdžių emocinio priėmimo aplinkoje, kurioje jis jaučiasi priimtas, dažniausiai tai yra darželis, kiemas, mokykla, kur mes puikiai suprantame, kad viešoje mokykloje mes gauname visokių scenarijų, tai tiesiog supratingumas labai svarbu šitoje vietoje ir tėveliams. Gerai, mums liko 10 minučių, tai Marius tegu užduoda klausimą ir tada trumpai pasitengsim atreaguoti. Ir Erikas dar yra, mes turime Marių ir Eriką. Tai Marius, man rodos, pirmas kėlė ranką. Jo, aš turėjau užduoti greitą klausimą, bet kol mano ranka buvo pakelta, tai truputėlį įsiplėtė mano mintys. Visų pirma, tai noriu padėkoti Justinai, kad jinai priminė man, jog reikia pakelti ranką, nes aš jau buvau pamiršęs. Ir šiek tiek įvedė tvarkos, nes aš vis bandžiau įsiterpti kažkada ir neradau progos. Po to pamačiau, kad Justina pakėlė ranką, sakau, taip gausiu savo žodį. Visų antra, tai jum bekalbant dabar Justinos užduotam klausimą, aš tai įžvelgiu problemą ne tame, kad vaikas spjovė, kad vaikas buvo telefone. Man labiau kyla klausimas ir esminė problema yra tame, kas yra tam tėvui negerai, kad jis iš karto ėmėsi diržo. Tai aš manau, tas klausimas, kurį Justina iškėlė, tai ir yra atsakymas, iš kur vaikas gauna pavyzdžius tam tinkamus. Jeigu tėvas už tai, kad vaikas nusispjovė ar kažką, aš manau, 80% čia sėdinčių žinot, kad vaikai labai mėgsta tikrinti mūsų ribas. Ir jeigu mes kiekvieną kartą imsim diržą, kai vaikas tikrina ribas, tai kas iš to vaiko užaugs, ką mes užauginsim. Tai norėjau pasakyti šitą, o mano pagrindinis rankos kėlimo, net ne klausimas buvo tikslas, tai aš labai norėjau padėkoti Erikai, nes čia visi įsiplėtė ir užmiršo padėkoti Erikai už jos istoriją ir pasidžiaugti už jos drąsą, kad jinai, ta prasme, taip dabar po tiek laiko taip lengvai viską iškomunikavo. Atrodo, lyg nieko nebūtų buvę. Ir taip pat noriu Erikai padėkoti. Aš šiandien moterim dėkoju kažkodėl. Justinai padėkoju, dabar noriu Erikai padėkoti, kad jinai man priminė su savo istorija vieną dalyką, kurį aš buvau prieš pusę metų išmokęs, prisiminęs gal, kad mano turimos problemos man visada atrodydavo didžiausios. Aš kai su Marium pradėjau dirbti, aš tai supratau, kad aplinkui yra žmonių, kurie turi didesnių problemų. Ir dabar aš pajutau, būtent dabar, kai klausiau Erikos istorijos, kad aš vėl po biškį krentu į tą liūną, kur mano tos menkos problemos man atrodo kaip pasaulio pabaiga. Bet kai aš išgirdau būtent čia Erikos istoriją, aš ir vėl prisiminiau, kad mano problemos tai yra gal tik tais saujelį smėlio paplūdimy, tai už šitą aš noriu padėkoti. Ačiū Mariau, įdomu buvo išgirsti, kai jūs sakėt, kad klausant mano istorijos, jūs
atsižvelgiat į save ir įsivertinat, kad jūsų dabartinės problemas nėra tokios didelės. O aš dabar žiūrint į savo gyvenimo istoriją, galvoju, ta prasme, aš įsivaizduoju, kad daugumai, kas išgirsta mūsų istoriją, atrodo, kad kaip jūs taip išgyveno, kiek šitų problemų, o aš visą šitą nežiūriu, jau nebežiūriu kaip į problemą. Tiesiog, sakau, neturiu net kaip išsakyti, iš tikrųjų, tiesiog taip yra. Tiesiog. Būtent tą ir pabrėžiu, kad tu dabar kalbi taip laisvai, lyg nieko nebūtų buvę. Kas yra labai žavu ir aš labai džiaugiuosi būtent dėl to. Ačiū. Ir Mariau, ir bet kokiu atveju, kuo labiau priemu, kad tai yra tiesiog kaip yra. Mano sūnus prieš porą dienų turėjo epilepsijos priepuolį. Mes su epilepsijos priepuolis gyvenam jau apie 3 metus. Pirmas iki buvo labai baisu, nežinom, kas atsitiko. Aš galvojau iš tikrųjų, kad jis galbūt miršta, aš tiesiog nebuvau mačius tokio dalyko, tada tikrai labai bijojau, tada supanikavau, nežinau, kas nutiko, bet vėlgi įsvietėm greitai, priėmiau situaciją tokią, kokia yra ir tikrai tuo momentu tikrai nesijaučiau taip, kaip jaučiuosi dabar, bet vėl su ta pačia epilepsija, sakykime. Aš galvoju, aš atsimenu, daug žmonių man sakydavo, kaip tu taip susitvarkai, Erika, tai dabar dar ir epilepsija, o Dieve, vargšelis. Aš sakau, koks vargšelis? Ta prasme. O kodėl jis vargšelis? Yra žmonių, sakykime, yra vaikų, kurie serga vėžiu ir kuriem liko 2-3 dienos gyventi, o epilepsija, vargšelis, yra vaistai. Ir su tuo, kuo labiau tą situaciją išpriemu, žinokit, labai nesenai atradau tokį dalyką, kad jo epilepsija dabar, jo kiekvieną tą priepuolį aš galiu sustabdyti savo rankom, net ne vaistais. Tai dėkui, Erika, kad pasidalinai. Tai dabar Erikui duosim eterio, nes jau ilgai laukia, kada galės pakalbėti. Taip, Erikai, prašom. Aš aišku, kaip turbūt matom, kad šiek tiek iš jaunesnės auditorijas iš čia visų mūsų esančių, tai neabejoju, kad nemaža dalis dalykų visų praskrenda kiaurą galvą ir dar reiks laiko, kol viskas suprotestuos ir normaliai įsisavinti. Tokį momentų porą įsiminė, tai tiek Erika šiek tiek apie patį hiperaktyvumą kalbėjo, tiek Karolis buvo įsiminęs taip pat ADHD, tai pats nesu diagnozuotas, bet ilgą laiką turiu nuojautą, kad šitą problemą gyvenu jau ilgą laiką, pasakyti, kiek pamenu. Ir tokį kaip ir ką dalykas tu pastebėjęs, kad labai nemažą dalį tų tiek simptomų, tiek elgesio, visokių panašių dalykų tu pastebėjęs savo 3 metų brolį, ir tą patį yra su mama apkalbėjo, irgi jie labai pritarė su tuo ir iš vienos pusės dėl to džiaugiuosi, nes jeigu aš tą procesą teisingai įsivaizduoju ir esu pats praėjęs, galėsiu nemažą turbūt gabalą padėti veikti ir jam, bet klausimas man ir buvo, kurioje vietoje galbūt reiktų atkreipti ir man pačiam tai dėmesį, aišku, kur minėjau, nesu diagnozuotas, tai reiktų gal pirmą, aišku, ir tai įsigilint, bet kadangi didelė dalis tų prisitaikymų, visų mechanizmų jau kažkiek susistovėjo, tie visi simptomai ir visi pobūdžiai jau man šiek tiek praėjo, tai žinant, kokia vaikystė vis tiek turėjau, kaip sekęs mokykloje, universitete, tai norėtų tiek kuo didesnį gabalą tų problemų padėti išvengti mažam broliui, tai klausimas toks gal ir būtų maždaug, kaip kurio momentu galbūt reiktų atkreipti tą dėmesį ir išryškinti šitą dalyką labiau į savo šeimos ratą. Karolį, nori atsakyti ar man? Tai aš iš tikrųjų norėčiau klausimą pasitikslinti su tavimi, Erikai, nes pas mane biškį ir trūkčiojo, klausimas buvo, kada turėtum labiau atkreipti dėmesį į šeimos įtakos faktorius? Ar teisingai išgirdau? Galbūt ne vien pačios šeimos įtakos faktorius, bet į patį tą reikalą, kad aš nesu gal tiek tą pačią ADHD tiek pats, sakykime, atkreipęs savęs kaip savo prilipdęs tos etiketės tiek šeimoje savo tokio dalyko labai išryškinęs, bet kurio maždaug momentu jūs manot reiktų atkreipti tą dėmesį tiek mano tėvam šeimai, tiek dėl paties brolio būtent labiau atkreipti dėmesį į tai, kad galbūt jam palengvinti tą vaikystę.
Tai iš tikrųjų labai ačiū, kad tu to paklausai, nes aš ne vieną kartą turėjau, kaip sakyt, tokias situacijas, kur buvo tas ADHD tema paminėta ir tiesiog vis gaudavos, tai aš ten to komentaro ilgo neparašau ar panašiai ten, nes vis tiek, rašymas yra nekalbėjimas. Tai pirmiausiai, kai mums yra priklijuojama etiketė, mes pradedame save asocijuoti su vienu žodžiu, kuris turi tam tikrą paaiškinimą, terminologiją. Ta terminologija, jinai vos ne visiems taikoma vienoda, ne? Taip yra simptomai, pradedant analizuoti simptomus, mes matome, kaip sakyti, išorinius įvykius, jau galutinį rezultatą. Tai simptomai nėra dar šiai dienai analizuojami per prizmę, kur, viešai turiu omeny labai lengvai prieinamą informaciją, kad būtų publikai, jog, sakykime, hiperaktyvumas ateina, sakykime, ten iš žemesnės savivertės, kur vaikas, sakykime, bando jaustis realizuotų, bando jaustis naudingų, bando jaustis gerų, bando jaustis mylimų, priimtų ir taip toliau. Ir pasitas dėmesys laksto, jisai siekia, daro, eina prie vieno, prie kito, prie trečio, liečia, grabalioja ir panašiai. Tai tų scenarijų yra labai daug, dėl ko aš sakau, kad yra užmesta etiketė ir, gyvenk patogiai. Tai dabar, kada reikėtų žiūrėti tai rimtai, į gyvenimą nereikia žiūrėti per rimtai, tačiau visada vienodai reikia stebėti save. Tai nėra taip, kad aš naudočiau hierarchiją stebėjimo, kada reiktų save stebėti, aš vadinu tai labai paprastai. Atėjo mintis, atėjo emocija, kuri tave verčia jaustis ar galvoti vienaip ar kitaip, kur tu jauties pasimetęs, nesavimi, kažkaip tais ne taip, kaip tu norėtum jaustis, tu tai sprendi čia ir dabar. Nes jeigu tu tai praleidi ir toks, tai čia paskui, tai čia gal dabar rimtai nežiūrėsiu, tu gauni tai vėl. Mūsų minčių procesas yra 90% kiekvieną dieną tas pats, per tą pačią programą važiuojantis minčių srautas, taip? Jeigu mes esame pastoviam iššūkyje, aš manau, mes labai stipriai įtakojame tą procentą, tačiau vis tiek prieiname prie to, kad mes nusistovime tam tikram netgi augimo mindsete, požiūrėje, ne? Sakykime, tie žmonės, kurie jie sėkmingi, kurie pastovi viską spėja, daug padaro, ne? Ir ten siekia, kuria ir panašiai, tai jie irgi susiformuoja pamatus mąstymui ir jų mąstymas tiesiog, jie keep going, judėk į priekį, daryk tą, ar ten tiesiog būk, priklausomai nuo to, kur žmogus yra savo kelionė. Tai nėra tokio momento, kuris būtų svarbesnis už vieną ar kitą. Ir kas liečia, jeigu tave trikdo, pavyzdžiui, tas faktas, kad ten šeimoje ar kažkur tau yra minimas ADHD, kad tu esi ADHD, mano rekomendacija yra labai paprasta – edukuok. Pirmiausia, edukuok save ir atsiverk tam pokyčiui, kaip aš vadinu, atverk Pandoros skrynę ir pamatyk, iš kur tie dalykai pas tave kyla, iš kur tie simptomai, kurie yra leibeliuojami kaip ADHD pas tave atsirado. Rask tas šaknis ir labai gražiai sužaisk su poliais. Jeigu ten sėdi negatyvus jausmas, subalansuok, permesk į pozityvų ir grįžk į centrą. Čia kaip magnetas. Abi pusės yra labai stiprios. Jeigu gyvensi baimėje, skausme bus stipru. Jeigu gyvensi priėmime, dėkingume, meilėje bus stipru. Grįžk, pajautęs abi pusės, grįžk į centrą, magnete yra nuliukas per vidurį. Neprisirišimas, gebėjimas priimti situacijas tokios, kokios jos yra ir gebėjimas judėti per tai, tą pusę, kurią tu pajėgus pasirinkti. Jeigu tu, bet kuriuo atveju, ar tu į minusą, ar tu į pliusą eisi, tu darai pasirinkimą. Tai čia ir yra tas toks, žinai, kaip ir tau reikia kažko laukti, ar tau reikia kažkokio svarbaus įvykio, kad padaryt tą pasirinkimą. Aš nemanau. Aš manau, kad tai vyksta čia ir dabar ir jeigu tave kažkas, sakykime, leibeliuoja dėl ADHD, tai yra tiesiog dėl to, nes jiems tai pasakė, jie to nesupranta kitaip ir mes negalime jų pykti, kad jie nesupranta. Mes galime padaryti ką? Mes galime paaiškinti, pasidalinti ir patys suprasti. Tai taip, kad tai mums tarnautų mūsų augimui, mūsų tobulėjimui. Tai Erikai, tikiuosi atsakiau, o šiaip Mariau, jeigu nori kažką pridėti, prisijung. Manau, kad tu viską puikiai išdėliojai, tikrai nemanau, kad yra kažkoks stebuklingas laikas, kada reikia, žinai, pradėti tai skleisti. Tiesiog, kaip ir Karolis minėjo,
būti savistaboje, nes žmonės yra išmokinti klijuoti etiketės ir, sakykime, pavadinimus dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tiesiog tavo yra atsakomybė už tai, kad jeigu prisimsi tas etiketės, tai žinau, kad tai kontroliuos tavo gyvenimą. Jeigu neprisimsi, tada turi galimybę paieškoti alternatyvų ir gyventi kitaip, negu tau siūlo. O taip paprastai. Ir manau, kad Karolio požiūris apie tai, kad edukuoti, ta prasme, iš pradžių tave, tada aplinką, kai tau mėto, žinai, tiesiog nuomonės arba nuogirdas, tada tu tvirtai stovi ant savo kojų ir gali tai atlaikyti be jokių ten didesnių, žinai, fejerverkų. Tai noriu padėkoti Erikai labai už pasiruošimą, už tai, kad sutiko pasidalinti ir iš tikrųjų, kad taip atvirai su mumis pasidalino savo istoriją, kur, kad ir tekė su Erika bendrauti, dirbti, iš tikrųjų taip net pajaučiau svorį tos istorijos, kur manęs stulbina, kad žmonės su tokia situacija taip gražiai per tai perėjo, taip kaip jie mokėjo su savo įrankiais per pajautimus, tai iš tikrųjų pagarba. Ir dėkoju visiems, kurie pasidalinot, kurie buvot kartu ir iki kitų kartų. Ne, dar palaukit, niekur nepabėkit, davai kas nors padaro nuotrauką. Kas su laptopu, Valentinai, gali? Taip, padarysiu. Įsijungit kamerytes, kaip Marius vis dar sako, būkit labai gražus. Šimsenas. Okay, it's done. Na, pažiūrėsiu, fotografas geresnį nuotrauką nei Marius padarė. Fotografas dabar į save žiūrė, žinai. Ačiū labai visiems klausiusiems. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pasidalinti ir galbūt kažkam tai suteiks vienokių ar kitokių pamastymų ir kažkokios pagalbos galbūt savo pačių kelyje. Manau, kad Erika, aš paklausiu taip, kad nebūtų įsiveržimas, tiesiog manau, kad žmonės, kurie dalyvavo šitam pokalbį, jeigu turit kažkokios mininių klausimų, manau, kad Erika tikrai nieko prieš būtų atsakyti ar kažką tiesiog užvesti ant kelio, nes patirties, kaip ir patys girdėjote, tikrai turi. Tai drąsiai rašykit. Jeigu jinai jūs kur nors toliau pasiūs, tai galit man tada parašyti ir žiūrėsim, kas toliau gausis. Viskas, gražaus vakaro ir iki kito karto. Ačiū. Ačiū visiems, ačiū Erika.